Taigi labas rytas, sveikinuosi iš apartamentų, ką tik tai atsikėliau. Reikia gamintis kažką tai ir papusryčiauti šiandieną. Pusryčiausiu čionai, vakar buvau parduotuvėse. Čia šalia yra pakankamai didelis prekybcentris, kuriame galima įsigyti visų maisto produktų, šaldytų, nešaldytų, mūsų normalaus prekybcentrio lygio. Yra viskas absoliučiai, vaisiai, daržovės, mėsa, viskas, ko gali prireikti. Tas pats tualetinis popierius, rankšluosčiai, viską galite nusipirkti ir daugmaž normalios Kipro kainos, gal keletą centų jie čionai dėl to, kad yra Kato Pafosas šiaip yra skaitoma turistinė zona, tai patys Kiprai čionai negyvena, jie gyvena aukščiau, bet čionai, kadangi yra turistinė zona, tai gal ir gali būti keliais centais brangiau, bet visumoje tai tikrai nėra niekios kelis, kuriame ten 2 kartus kažkas tai kainuoja brangiau. Taigi pas Tomą yra pilnai įrengta virtuvėlė, indaplovė, skalbimo mašina, orkaitė, virdulys, tosteris, šaldytuvas, šaldiklis, mikrobangė. Žodžiu, kaip namuose, tai bandysime kažką tai pasigaminti pusryčiam. Pasiėmiau, kadangi aš kavai esu labai griežtas, tai aš šiaip negeriu kavos su pienu, bet aš geriu kavą su pienu tik tai tenai, kur šiaip kavos neįmanoma gerti, todėl kad ten, sakykime, yra labai pagal nacionalinius galbūt šalies ypatumus mėgsta tokį drūtą, kaip aš vadinu, tai manęs tai netenkina, todėl aš renkuosi kažkokias alternatyvas. Tai jeigu dar kažkiek tai yra įmanoma gerti, tai pavyzdžiui renkuosi tada kavą su pienu, nes pienas gesina daug ką paslepia. Dabar pasiėmiau tiesiog, kadangi užpilamos irgi nelabai mėgstu, tai 3 viename. Ne pats gal geriausias variantas, bet kadangi šiandieną bus transliacijos diena, tai neturiu tokios prabangos ir laiko bėgti į miestą, į paplūdimį ir mėgautis vaizdu, tai pusryčiauju namuose ir tuoj pasidarysime kavytės, išsikepsime kiaušinį ir pabandysime papusryčiauti. Beje, čionai irgi po to parodysiu, yra kiemelis, kuriame galite atsisėsti ir patogiai atsisėsti ant minkštų lauko baldų ir pusryčiauti prie staliuko ir panašiai. Taip kad netikriausiai iš tikrųjų tai visi tie įprasti dalykai, kurie yra būtini, čionai yra. Ir tikrai kiekvienas galėtumėte, kaip sako, atrasti savo vaibą visame šitame reikale. Labai vakar patiko šitos lėkštės, kažkaip pasirodė labai faino. Tai jas ir dėsimės kiaušinienę. Porą sumuštinių. Jau pradėjau testus, tai šiuo metu kaip tik paleidau pasitestuoti srautus. Ir kągi, taip sakant, skanaus. Tai kaip ir žadėjau parodyti kiemelį, kuriame jūs galite mėgautis puodelių kavos ar pietauti, vakarieniauti, pusryčiauti taip pat. Šiandieną
Truputį apsiniaukę, bet prognozės žada iki +26. Tai pasižiūrėsime, kiek čia mes turėsime iš tikrųjų. Taigi šiuo metu vyksta tiesioginė transliacija. Visi pašnekovai atvyko į Kiprą virtualiu būdu ir iš Kipro visus sudėję krūvą išleidžiame į pasaulį. Tai operatoriai EU turi savo platformą, kuri siūlo nuo renginio registracijos formų su laiškų išsiuntimais, raktų išsiuntimo, sertifikatų generavimo pagal žiūrėjimo laikus. Taip, sistema stebi, kaip mūsų klientai, žiūrovai gilinasi ir semiasi žinių, ar neužsiema pašaliniais dalykais, ar nesinaudoja tuo pačiu metu kitomis programomis. Tai pagal tai paskaičiuoja aktyvų laiką ir išduoda sertifikatus pagal jūsų atsiųstą vizualinį pavyzdį. Tai yra dar dvi galimybės. Viena tai yra, kai naudojamas YouTube'as video srautui pasidalinti, kai nėra ypač slaptos transliacijos iš kliento pusės, tai naudojame YouTube'ą. Jeigu žmogus neina žiūrėti YouTube, jis negauna sertifikato, apie tai mes informuojame, bet mūsų puslapyje, mūsų lange transliacijos jisai žiūri, turi chatą ir panašiai. Ir taip pat mes užtikriname ir ypač slaptas transliacijas, kai visas video srautas eina tik mūsų serveriuose ir nenaudojamas joks YouTube'as ir pasidalinti yra neįmanoma. Tai taip pat ir YouTube'o atveju, jeigu žmogus savo unikalią prisijungimo nuorodą pasidalina su kolegomis, tai automatiškai ankstesnė sesija yra nutraukiama ir prasideda problemos, tada jie pradeda rašyti mokymo organizatoriui, kas čia atsitiko, kodėl rašo session is locked, todėl kad jisai pasidalino nuorodą ir kitas kolega bando prisijungti. Kai jisai bando prisijungti atgal, išmeta tą kolegą. Žodžiu, vienu metu galima žiūrėti tik tai viename įrenginyje. Taip, kad operatoriai EU nenaudojami trečiųjų šalių infrastruktūros, gali jums pasiūlyti ypač saugias transliacijas. Turiu mintį tikrai nenaudojant jokių CDN-ų ir kitų dalykų, nes turi pakankamai galingus resursus priimtis ant savęs porą tūkstančių žiūrovų drąsiai į savo serverį ir juos aptarnauti realiu metu, nes turime daugiau negu 10 gigabitų interneto linijas. Na kągi, labas vakaras. 6:30. Beje, Kipre ir Lietuvoje vienodas laikas, nesiskiria. Tai pasibaigiam transliaciją. Palikau kopijuotis įrašus, reikia dar paruošti, nukirpti pradžią, kur nereikia, sutrumpinti pabaigą, nes dažniausiai, kai sistema rašo, tai pasispaudi įrašą iš anksto ir pasistabdai, kada patogu, tai truputį apkerpi ir paruoši įdėjęs į cloudą klientui parsisiųsti. Tai dar 6:30, dangus tai cepelininis šiandien pas mus, bet šilta, poryt žada jau 28 net, bet prognozė keičiasi. Tai toj kažką pabaigsiu su failais ir eisiu kur nors pavakarieniauti, nes, kaip ir minėjau, ilgai jau šviesų nebebus, reikia judėti.